Šiandieną kviečiu pasiklausyti nuostabios pasakos, kuri vadinasi Laukinės gulbės. Vienoje tolimoje ir gražioje šalyje gyveno karalius. Jis turėjo 11 sūnų ir vieną nuostabią dukrelę vardu Elizą. Gyveno jie laimingai ir vargo nepažino, iki tol, kol karalius nusprendė vesti antrą kartą. Karalius vedė ir naujoji karalienė buvo ne tik labai pikta, bet dar ir burti mokėjo. Ji iškart ėmė nekęsti našlaičių ir pavydėjo meilės karaliaus jo vaikams. Po savaitės pamotė atidavė mažą Elizą auginti vieną iš valstiečių šeimai į kaimą, o vėliau užsigeidė, kad jaunieji karalaičiai būtų išvaryti iš pilies ir patys verštųsi kaip išmano. Iki ausų įsimylėjęs jaunąją žmoną karalius jai visai neprieštaravo, nes jis buvo apkerėtas jos kerais. Lėkite į visas 4 puses, sušuko piktoji karalienė broliams. Verskite bežadžiais paukščiais ir nuo šiol gyvenkite savo galvą. Karalienės kerai buvo galingi ir karalaičiai pavirto paukščiais. Pro pilies langą išskrida 11 nuostabių laukinių gulbių ir klykdamos grakščiai nuplasnojo miško link. O vargonoje valstiečių trobelėje mažoji Eliza žaisdavo su gėlytėmis ir lapeliais, lakstydavo po pievas, gaudydama drugelius, nes kitokių žaislų mergaitė neturėjo. Slinko dienos, visos kaip viena, bet kai mergaitė sukako 15 metų, ji buvo parsiųsta į pilį. Pamačiusi, kokia gražuolė tapo jos podukra, karalienė baisiausiai įtūžo ir ėmė regzti planą, kaip dar labiau jos nekęsti ir atskirti ją nuo savo vyro. Ji mielai būtų pavertusi Elizą gulbę kaip ir jos brolius, bet neišdrįso, nes karalius labai norėjo pamatyti savo dukrelę, kadangi jos nematė ilgus 15 metų. Tuomet piktoji karalienė įtrynė Elizą graikinio riešuto syvais, jo žavų veidelį išterliojo dvokiančių tepalų ir suvėlė nuostabius auksinius plaukus. Gražuolė Eliza tapo nebepažįstama pabaisa. Išvydęs ją karalius pasibjaurėjo, jis nepažino toje baidyklėje savo dukrelės ir liepė jai nebesirodyti jam akise. Karalienė džiūgavo ir iš laimės trynė rankas. O nelaiminga Eliza graudžiai apsiverkė ir prisiminė savo ištremtus brolius. Paslapčiai jie išėjo iš pilies ir visą dieną klaidžiojo laukais bei pelkėmis, norėdami susirasti brolius, kol galiausiai nusigavo iki tolumoje dunksančio didelio tamsaus miško. Vos įžengusi į mišką, Eliza pasiklydo, labai greitai temo. Pavargusi mergaitė prigulė ant minkštų samanų pailsėti ir nejučia užmigo. Kai Eliza pabudo, saulė jau buvo aukštai. Netoliese jie išgirdo vandens čiurlenimą ir netrukus rado tyrą, šaltą šaltinį. Pamačiusi savo atspindį vandenyje, Eliza net pati išsigando. Ji pasėmė rieškučiomis skaidraus šalto vandens ir nusiprausė. Dabar iš šaltinio veidrodžio ją žvelgė labai mielas veidukas. Tuomet Eliza nusivilko, giliai įbrido į gaivų švarų vandenį ir vėl tapo tokia gražuolė, kokios paieškoti reikia. Eliza suvalgė kelis laukinius obuolius ir apmalšinusi alkį patraukė į miško gilumą. Eidama sutiko senutę su pintinė rankoje. Pintinė buvo pilna uogų ir senutė buvo labai gera ir pavaišino jomis Elizą. Mergaitė paklausė, ar šiame miške negyvena 11 karalaičių. Ne, atsakė senutė pagalvojusi, bet vakar aš mačiau, kaip netoli nuo čia upe plaukė 11 auksinėmis karūnomis pasipuošusių gulbių. Ir ji nuvedė mergaitę ant upės skardžio. Atsisveikinusi su senute, Eliza nukeliavo prie žiočių, kur upė įteka į jūrą. Tarp vandens augalų, bangų išmestų į krantą ji rado 11 baltų gulbės plunksnų, surinko jas ir surišo. Ant plunksnų spindėjo skaidrus rasos lašeliai. O gal tai ne lašeliai, o gal čia ašara, kas žino. Eliza stovėjo ant kranto ir klausėsi bangų kuždesio.
Kai raudona saulė ėmė grimsti į jūrą, ji pamatė skrendant virtinę laukinių gulbių. Joms ant galvų spindėjo aukso karūnos, jos buvo nuostabios. Gulbių buvo 11, jos skrido vorele kranto link. Eliza užbėgo ant skardžio ir pasislėpė už vešlaus kadagio krūmų, o gulbės masuodamos galingais baltais sparnais nusileido ant žemės visai netoli. Ta akimirka, kai saulė pasislėpė už horizonto, gulbės nusimetė plunksnų apdarus ir pavirto į 11 jaunų nuostabių karalaičių. Tai buvo Elizos broliai. Mergaitė iškart juos pažino, pribėgo ir apkabino, kiekvieną vadindama vardu. Džiaugsmui nebuvo galo. Tai juokdamėsi, tai verkdami, jie guodėsi, kokie kadaise buvo laimingi ir kaip neteisingai su jais pasielgė pamotė. Mes 11 brolių, tarė vyresnysis, visą dieną iki saulėlydžio skrajojame gulbių pavydalu. Vėlų vakarą, kai išblėsta paskutiniai saulės spinduliai, atvirstame žmonėmis. Gyvename mes tolimoje užjūrio šalyje. Tik kartą per metus galime atskristi į šiuos kraštus. Čia mūsų gimtinė ir mes nuolat jos ilgimės. O dabar suradome tave, brangi sesute. Dar 2 dienas čia pabūsime, o tada turėsime skristi už jūrų marių. Tačiau negalime tavęs pasiimti, juk neturime nei laivo, nei menkos valtelės. Ah, kad aš galėčiau jūs atkerėti, atsidusiu Eliza. Poryt mes išskrisime ir vėl grįšime ne anksčiau kaip po metų, pasakė jaunėlis brolis. Bet tavęs vienos čia tikrai nepaliksime, sesė. Dabar, kai aš žmogus, mano rankos tokios stiprios, kad galėčiau tave nešti per visą mišką. Taigi, nejaugi mes visi kartu neįstengsime perkelti tavęs per jūrą ant sparnų. Kaip tu galvoji, sesė, kaip jūs galvojat, broliai? Ar užteks mums tvirtybės tave nešti, o tau, sesė, skristi su mumis? Ir prasidėjo darbai. Jie plušėjo visą naktį ir iš lankščių žilvičio vitelių bei nendrių nupynė didžiulį tvirtą tinklą. Eliza ant jo atsigulė, tekant saulei, broliai virto laukinėmis gulbėmis, stipriai įsikibo snapais į tinklo kraštus ir kartu su mylima sesute pakilo į padebesius. Nepalisdami jie skrido visą dieną, nakvojo ant nedidelės uolos, iš visų pusių skalaujamas vandenino bangų. Patekėjus saulei, gulbė su Elza tęsė kelionę. Kai saulė pakilo aukščiau, Elza pamatė apačioje plytintį nuostabų kalnuotą kraštą. Gulbės nuleido seserį ant žemės laukimėje prie didelės olos. Pailsėk ir įsimiegok, brangi sesė, tarė jauniausias brolis. Čia tu būsi saugi, o po saulėlydžio mes tave vėl sesutę aplankysim. Ak, brolužiai, kad žinočiau, kaip jūs atkerėti, vis kartojo Elza. Ir ši mintis nepaliko jos nė akimirkai. Oloje ji pasitaisė guolį, atsigulė ir užmigo. Ir susapnavo, kad skrenda padangėmis į nuostabią pilį ir jos pasitikti išeina pati šeimininkė fėja. Ji labai panašiai senutė, kuri miške pavaišino Elzą uogomis ir papasakojo apie aukso karūnomis pasipuošusias gulbės. Tavo brolius galima išgelbėti, pasakė fėja. Bet tau prireiks daug ištvermės ir tvirtybės. Žiūrėk, rankoje aš laikau dilgėlę. Tokių dilgėlių aplink tavo olą auga labai daug ir tik tokios dilgėlės tau tinka. Ir dar tos, kurios auga kapinėse. Atmink tai. Nors rankos degins, jos degs perštės, nubers pūslėmis, tu turėsi prirauti daug dilgėlių, paskui suminti jas, o gautą pluoštą suverpti. Iš jų siūlų numegzti 11 marškinių ir užmesti juos ant gulbių. Tuomet burtai išsisklaidys, bet atmink, kad nuo tos akimirkos, kai imsiesi šio darbo, privalėsi tylėti iki tol, kol jį pabaigsi. Pirmas iš tavo lūpų išsprūdęs žodis amžinai pražudys brolius. Įsidėmėk, ką sakau. Ir fėja perbraukė dilgėlę Elizai per ranką. Ji pajuto peršulį, lyg ranką, kas būtų nudilgęs, ir pabudo. Buvo jau visai šviesu.
ir ji pamatė šalia numestą dilgėlę, lygiai tokią, kokią regėjo sapne. Šis viltingas sapnas mergaitę nuramino ir suteikė jėgų. Ji išėjo iš olos ir negaiždama kybo į darbus. Rovė skaudžiai dilginančius augalus, ant švelnių rankų iššoko daugybė pūslių. Bet Eliza kentėjo dantis sukandusi, nes visą laiką jį galvoje buvo tik viena mintis, kad tik pasisektų išgelbėti mano brolius. Paskui basomis kojomis sumynė nurautas dilgėles ir pradėjo sukti siūlus. Saulei nusileidus atvyko broliai ir labai sunerimo pamatė, kad sesuo tapo nebylė. Iš pradžių jie pamanė, kad tai piktosios pamotės burtai, tačiau išvydę ant jos rankų pūsles suprato, kad nebylė ji tapo norėdama juos išgelbėti. Ir kitą dieną mergaitė plušojo, nesudėdama rankų, ir laikas dar niekuomet nebėgo taip greitai kaip dabar. Vieni marškiniai jau buvo numegzti ir ji ėmėsi kitų. Staiga Eliza išgirdo kalnuose gaudžiant medžiotojo ragą. Ji išsigando ir pasislėpė oloje. Dilgėlę surišo į pėdą ir atsisėdo ant jų. Netikėtai iš krūmų iššoko didžiulis šuo, paskui antras ir trečias, garsiai lodami jie lakstė apie susigūžusią mažą mergaitę. Greitai prie olos susirinko visi medžiotojai. Pats gražiausias tai buvo čionykštis karalius, priėjo prie Elizos. Jis kaip gyvas nebuvo matęs tokios nuostabios, mažos, gražios jaunos mergaitės. Kaip tu čia patekai, puikioji mergelė, paklausė jis, bet Eliza tik purtė galvą. Ji negalėjo ištarti nei žodžio, o rankas pasislėpusi po prijuostį sėdėjo tyliai, kad karalius nepastebėtų pūslių, nes jinai būtų negalėjusi paaiškinti, kas nutiko jos rankutėms. Eime su manim, tarė jis, jei tu tokia pat gera širdį, kokia esi graži, aš išpuošiu tave šilkais ir aksomais, vainikuosiu aukso korona, gyvensi gražiuosiuose rūmuose ir tapsi mano karalienė. Jis užkėlė ją ant žirgo ir pasodino į balną priešais save. Karalius paragino žirgą ir tas nušaliavo kalnų šlaitais. Kiti medžiotojai jojo įkandin. Prieš pat saulėlydį už kalvų pasirodė puikaus didelio miesto bokštai ir kuolai, tai buvo sostinė. Karalius prisivedė Elizą į rūmus, tačiau Eliza nežiūrėjo į rūmų grožybės, tik verkė ir liūdėjo. Tarnaitės aptaisė ją karališkais drabužiais, įpynė į plaukus perlų vėrinius ir užmovė ant nudilgintų rankų plonytės pirštinaitės. Prabangus apdarai labai tiko Elizai. Taip tiko, jog visi dvariškiai nulenkė prieš ją galvas, o karalius paskelbė savo nuotaką. Tik arkivyskupas nepatikliai kraipė galvą ir šnibždėjo karaliui, kad ši miško gražuolė turbūt yra ragana. Tačiau karalius jo neklausė ir per žydintį sodą po krintančiais rusvais žiedlapiais nusivedė Elizą į prabangias menes. Per visą laiką ji nė karto nenusišypsojo. Pagaliau karalius atvėrė mažą kambarėlio duris, jos sienos buvo nakabinėtos brangiais žalio aksomo kilimais, todėl kambarėlis labai priminė miško olą, kurioje buvo rasta Eliza. Ant grindų gulėjo glėbys dilgėlių, o po lubėje kabėjo Elizos numegzti marškiniai. Pamačiusi, kad galės tęsti taip brangų darbą, Eliza nusišypsojo ir pabučiavo karaliaus ranką. Jis apkabino mergaitę, kuris spindėjo laimę, stipriai prispaudė prie krūtinės ir liepė varpų skambesiu pranešti miestui apie būsimas vestuves. Nebyliai miško gražuolė tapo karalienė. Geraširdis ir gražus karalius visaip stengėsi suteikti Elizai kuo daugiau džiaugsmo ir kasdien darėsi jai vis artimesnis ir brangesnis. Ak, kad taip ji galėtų atverti jam širdį, papasakoti apie savo kančias. Deja, ji privalo laikytis tylėjimo įžadų ir nebyli užbaigti savo darbą. Naktimis ji išsmukdavo iš karališkojo miegamojo, įseilindavo į savo kambarėlį ir megzdavo marškinius vienus po kitų. Kai atėjo 7 marškiniams, dilgėlių atsargos baigėsi. Eliza žinojo, kad tinkamų dilgėlių galima rasti tik kapinėse, bet kokią kainą ji turėjo ten nusigauti. Kai mėnesėtą naktį
Elizė tuščiomis gatvėmis ėjo kapinių link, jai širdį kaustė baimė. Priėjus kapinės, ji pamatė, kaip susispietusios prie laiptų antkapių kuždasi raganos. Jos varstė mergaitę piktai žvilgsniais, bet ji vis tiek priskinė dilgėlių ir parsinešė į rūmus. Darbas ėjo į pabaigą, truko tik 1 marškinių, bet Elizai vėl baigėsi dilgėlės, reikėjo eiti į kapines, tik keletos kuokštų. Ir Eliza vėl išsilinko iš rūmų. Karalius ir arkivyskupas, norėdami sužinoti, kur Eliza naktimis vaikščioja, ją pasiekė ir pamatė, kaip ji dingo už kapinių tvoros. Prie arčiau jie išvydo raganą sėdinčias ant antkapių ir karalius pasibaisėjęs sušuko: "Tegu jie teisia žmonės", ištarė jis. Miestelėnai apkaltino Elizą raganavimu ir nuteisė sudeginti ant laužo. Iš prabangių karaliaus rūmų Eliza buvo įmesta į niūrų drėgną požemį. Guolis vargšelį buvo paklotas iš dilgėlių. Naktį kapinėse suskintų dilgėlių kuokštas turėjo atstoti pagalvę, o dilgėlių marškiniai paklodė ir antklodė. Tačiau tai buvo pati brangiausia dovana ir Eliza vėl ėmėsi darbo. Auštant prastu vežimu, Eliza buvo vežama į aikštę, kur turėjo būti sudeginta. Prie jos kojų gulėjo 10 marškinių, o 11 marškinius ji mezgė. Minia grūdosi prie vežimo, grasindami išplėšti jai iš rankų dilgėlių marškinius. Staiga papūtė vėjas ir atskrido 11 baltų gulbių, nutupė ant vežimo kraštų ir grėsmingai pradėjo mosuoti galingais sparnais. Išsigandusi minia atsitraukė. Būdelis griebė Elizą už rankos, bet jis suskubo užmesti ant gulbių marškinius ir iš karto prieš ją stojo 11 šaunių nuostabių karalaičių. Tik jauniausias vietoj vienos rankos tebeturėjo gulbės sparną. Elizai pritrūko laiko primegzti rankovės. "Dabar aš galiu kalbėti", pasakė ji. "Aš nekalta." Ir apalpusi krito broliams į glėbį. "Taip, ji nekalta", tarė vyriausias brolis ir ėmė pasakoti, kas jiems buvo nutikę. Ir kol jis kalbėjo, laužo pliauskos virto maloniai kvepiančią gyvatvorę, nuberta raudonais rožių žiedais. Tarp jų, kaip žvaigždė, akinamai spindėjo baltas žiedas. Karalius nuskynė jį, padėjo Elizai ant krūtinės ir mergaitė atmerkė akis. Visi bažnyčių varpai sugaudė patį savaime ir rūmų pusėn patraukė prabangi vestuvinė labai laimingų žmonių procesija. Ir gyveno karalius ir karalienė ir jos 11 brolių ilgai, ilgai ir laimingai.